tas jaunatiškas maksimalizmas, čia turiu tapti vadovė ir tikrai gal kokiu 26 metų aš jau buvau ir vadovė ir jau aš prisėmiau atsakomybę ir ta perdėta atsakomybė, tas perfekcionizmas vidinis, jisai mane nuvedė prie, tų vadinamų paniko atakų. Tai ir mano sustojimas buvo tada, kada mane išvežė su greitąja ligoninė. Pripažinimas tai yra pats pirmasis dalykas, ką reikia padaryti. O ne, čia man viskas gerai, čia man praeis, čia man truputį, čia man gal čia ne tai. Čia turbūt net ne panikos ataka. Kaip moteriai išdrįsti pakeisti karjerą? Kas turit kokią nors idėją, tiesiog jūs turite pradėti ją daryti. Ir jeigu jūs tomis degančiomis akimis pasakysite apie savo idėją, nebus žmonių, kurie neprisidės. Kai jūs nugalėsite ir pajusite, kad baimė yra šiek tiek mažesnė nei tas begalinis noras, tada jūs tą padarysite. Jūsų dėmesiui dar vienas tinklalaidės Galiu aš, galiu ir tu epizodas. Tik šį kartą mažos permainos. Su jumis sveikinuosi aš, laidos prodiuserė Gerda Morozovienė, o pašnekovės foteliukė patogiame įsitaisiusi nuolatinė laidos vedėja, asmeninio tobulėjimo Akademijos Master Academy įkūrėja, vadovė, karjeros konsultantė Laura Šukienė. Sveiki, Laura. Sveiki, Gerda. Tai taip jau nutiko, kad mes šioje laidoje dalinamės iš tikrųjų tokiomis įkvepiančiomis ir motyvuojančiomis žmonių istorijomis, bet ir jūsų pačios gyvenimo istorija yra įkvepianti ir pagalvojom, o kodėl ne? Kodėlgi Laura negali įkvėpti mūsų žiūrovių? Tai sveiki, kitame amplua, iš ties taip pat yra jaudulys, truputį kitoks, bet tikiu, kad mano istorija, kurią aš ir visada dalinuosi ir su savo klientėmis ir taip toliau, ir nekartą esu pasakojus, tik šį kartą gal nuskambės kiek kitaip ir bus įkvepianti kažkam, kas mūsų šiandieną žiūri. Bet pačiai pradžiai, Laura, turiu kelis sakinius apie jūs. Paskaitysiu, o jūs pasakysit, taip ar ne? Trumpa pažintis. Laura, tai moteris uraganas. Jai paklūsta visi vėjai, o mintis kirbančios galvoje realizuojasi greičiau nei prašvinta rytas. Laura savo galvoje ir širdyje nešiojasi tūkstančius idėjų, kurias su dideliu įsispyrimu ir ryžtu įgyvendina. Viena tokių tinklalaidė Galiu aš, gali ir tu, kurios tikslas, apie ką mes jau ir prabilome – įkvėpti, motyvuoti ir padėti moterims atrasti save ir savo gyvenimo kelią. Teisingai, Laura, uragano šiek tiek yra jumise? Tikrai, wow, paklausius, pačiai taip net jaučiu išraudau truputį, bet, žvelgiant atgal, ką dariau, ką darau ir kaip sako žmonės, tai yra tame tiesos turbūt, taip. Na gerai, pakalbėkime apie tą įkvėpimą ir motyvaciją, kur jūs pati ieškot įkvėpimo, kas jūs labiausiai kasdienybėje įkvėpia? Nepatikėsit, bet net tos pačios moteris, kurios sėdi su manimi laidoje ir kurias aš kalbinu, nepaprastai mane įkvepia. Nepaprastai man dar ir dar priduoda motyvacijos, dar ir dar priduoda ryžto kilti, eiti, daryti ir taip toliau. Ir aš kitaip negaliu, nes mano tokia darbas, mano tokia kasdienybė motyvuoti ir iškelti žmonės. Todėl turbūt gal yra daug ir prigimtinių dalykų, kuriuos aš tiesiog turiu, ugdžiausi, turėjau labai tvirto būdo mamą, kurios pavyzdį mačiau kaip savarankiškos moters, tai turbūt to pasiekoju, tokio aplinkoje užaugus, aš kitaip ir negalėčiau turbūt. Savarankiškumas moteriai, ką paminėjot, svarbu? Be abejonės labai. Aš, sakau, augau aplinkoj tokioj, kur mano mama buvo labai savarankiška viena moteris, kuri mane augino ir man visada buvo diegiama, kad aš turiu būti nepriklausoma ir savarankiška moteris ir man tokių minčių, kad kažkas mane turėtų išlaikyti, man net niekada nebuvo. Aš visada žinau, kad aš atsakau pati už save ir aš turiu savo gyvenimą, kuris priklauso nuo mano tam tikrų ryžtingų sprendimų. Bet žinot, Laura, mes juk kurdamos šią tinklalaidę ir matydamos pašnekovės, tai tą patį turbūt ir galim patvirtinti, kad kiekviena čia ateinanti ir yra išskirtinė tuo, kad yra savarankiška, pasitikinti savimi ir galinti drąsiai priimti sprendimus. Vienareikšmiškai ir kiekviena istorija kitokia ir viena galbūt labai skaudi iki ašarų, kita galbūt pakankamai lengva ėjimo kelyje, bet jinai yra kitokia ir išskirtinė tam, kad paliestų kiekvieną žiūrovą, kuris žiūri ir sako, žiūrėk, kaip mano istorija, arba aš esu šioje padėtyje, va kaip galima iš to išeiti. Aišku, kuo skaudesnė, kuo įsimintinesnė istorija, tuo jinai labiau liktai įkvepia ir pastato tą žmogų į tas vėžes visgi važiuoti ir daryti. Tai man tai yra stebuklas, man tai yra
Nepaprastai įdomu bendrauti su žmonėms, su skirtingais ir klausytis jų istorijų, nes kiekvienas iš mūsų ją turime ir, kaip sako, kiekvienas žmogus nugyvenęs gyvenimą galėtų parašyti apie savo gyvenimo knygą. Tai labai noriu išgirsti jūsų gyvenimo tos knygos pirmuosius puslapius. Kokia ta istorija? Pasidalinkit. Juk taip, kaip gyvena dabar, tai turbūt ne visada tai buvo. Ne, tikrai ne tai buvo, bet gal pradėsiu nuo to, kad būdama paauglė, kai man buvo 16-17 metų, aš norėjau dirbti kažkodėl pedagoginį darbą arba kažkas su psichologija susijusi, bet kaip ir daugelis dabartinio jaunimo yra nuolat įtakojami aplinkos, tėvų ir taip toliau. Ir aišku, mane buvo labai aiškiai pasakyta, gal ir ne visai tiesmukiškai, bet pasakyta, kad ką tu su ta mokytoja, ką tu su ta psichologija. Na ir tada mano gyvenimas susiklostė taip, kad reikia ale rimtos specialybės, nes tos ale buvo nerimtos, ką visiškai nesutinku šiandieną. Aš įstojau inžineriją, ją kažkaip su tais visais vyrais pabaigiau. Taip, tai davė labai loginio mąstymo, davė to tokio, tvirtumo savotiško, galbūt, sakykim taip, bet aš ne vienos dienos nedirbau ir supratau, kad tai tikrai nėra mano kelias, aš jį tiesiog pabaigiau, kad pabaigti ir turėti aukštą. Ir po to mane labai sudomino reklama, marketingas, pardavimai, visa tai man buvo kažkokia paslaptis. Kaipgi tie žmonės perka? Vėlgi, aš dažnai žiūrėdavau per psichologinę prizmę, kaip jie mąsto, kaip jie galvoja, kaip jie priima sprendimą pirkti, o kaip juos paveikti ir taip toliau. Bet vieną gražią dieną mano vienas iš vadovų man pasakė, ar tu žinai, kad tu dirbsi ir dirbi cinišką darbą. Mane tai taip šokiravo, kodėl ciniška, aš čia taip stengiuosi, čia reklama. Ne, sako ciniška, todėl kad tu darai įvairiausias strategijas ir sprendimus, kaip tą žmogų priversti įsigyti prekę, net tą, kurio jam nereikia. Šitas pasakymas mane truputėlį šokiravo ir aš supratau, kad nelabai noriu ciniško darbo dirbti, o ką tada daryti? Tada pasinėriau labiau į pardavimus, į dėrybas, į kietas tokias dėrybas, turėjau didžiulę atsakomybę, per tą atsakomybę man susiformavo, aš turėjau visada padidintą nerimą ir susiformavo mano draugė panikos atakos, kada tikrai supratau, kad gyvenimas lysta iš po kojų, karjera eina į viršų, sveikata į apačią ir ateina ta prarajos taškas, kada tu supranti vieną gražią dieną, kad tu turi kažką keisti savo gyvenime. Laura, prieš kiek metų čia buvo? Kada pajutėt pirmasis panikos atakas? Pirmoji ataka mano iš vis buvo, man buvo 23 metai. Aš dažniausiai dirbdavau per 2 įmonės, aš visada siekdavau labai daug, visada iš savęs reikalaudavau labai daug. Ir visada buvo, ką darau per mažai. Ir tas jaunatiškas maksimalizmas, čia turiu tapti vadovė ir tikrai gal kokiu 26 metų aš jau buvau ir vadovė ir jau aš prisėmiau atsakomybę ir tą perdėtą atsakomybę, tas perfekcionizmas vidinis, jisai mane nuvedė prie, tų vadinamų paniko atakų. Tai pirmoji buvo 20 kažkelių metų, po to jau intensyviau apie 30 pradėjo jos kartotis ir supratau, kad kažkada reikia sustoti. Ir mano sustojimas buvo tada, kada mane išvežė su greitąja ligoninė. Aš susitikau su psichoterapeutu, nors už tų užuoldų laukiau širdies gydytojo kardiologo, nes galvojau, man tikrai yra infarktas. Ir ateina kažkoks psichoneurologas ir aš taip žiūriu, galvoju, jūs čia ne pas mane, sakau, čia kažką jūs sumaišėt. Ne, sakau, ponia, pas jūs atėjau. Ir tada man jau buvo kokie 37 metai. Sako, taip žiūrėkit, sako. Jeigu su gyvenimu nesusitvarkysit ir nepakeisite tą, ką darote dabar, sako, greitų metų, manau, poros metų bėgiai jūs pas mane skyriui gulėsit. Sako, labai norėčiau jums parodyti, kokie ten žmonės guli, bet sako, žinau, kad neišgąsdinti jūsų ir taip toliau, sako, aš to nedarysiu, sako, jūs turite to jau pat keisti ir daryti kažką. Man to pakako, kad aš jau tą pačią savaitę būčiau susiradusi psichologą, nuėjusi pas ją, tiko, netiko, čia kitas klausimas, supratau atsakymą, kad man reikia neuropsichologo, jau to tokio, kaip sakyti, į kognityvinio elgesio terapeutą kreiptis, kad mane išmoktų elgsenos, nes psichologo man yra negana, kadangi aš esu labai logiška ir mano sprendimai dažniausiai priimami loginė seka. Ir man su logika psichologija tuo metu nelabai ryšosi, man reikėjo aiškių veiksmų, ką aš turiu daryti panikos metu. Na ir tokiu būdu išėjus iš panikos, mokydamasi išeiti, aš supratau, kad aš turiu radikaliai keisti savo gyvenimą, savo pačią karjerą ir kurgi ją keisti. Ir turbūt daugelis moterų, ar šiaip ir bet kur vyrų, nesvarbu, žiūri mane, visada sunkiausia yra, gerai, o kaip dabar pakeisti? Tai ką dabar man iš visur išeiti ir sėsti ir nieko nedaryti? Ką dabar daryti? Taip,
nutaikiau progą ir laiką, kada galėjau išeiti iš visų darbų, įsivertinau, ką turiu, kokią patirtį, diplomus ir visą kitą, ką turiu prikaupus, kokias žinias ir tikrai nusprendžiau, kad tikrai su savo žiniomis aš galiu kažką padaryti pati. Laura, bet ar lengvai prisipažinot, kad tai yra, dėl panikos atakų? Ar išeidama iš darbo, pasakėt, kad negali susitvarkyti su jausmais, emocijomis, ar nebuvo, nedrąsu apie tai kalbėti? Nedrąsu tai man niekada nebuvo. Drąsos šitame reikia pakanka ir ypatingai norėjau kalbėti apie panikos atakas su tai žmonėmis, kurie nepripažįsta, kurie, nesuprantu kodėl, bet kartais kitiem gėda kalbėti apie tai. Už tai ir klausiu. Niekada nebuvo jokios absoliučiai gėdos, aš tik norėjau iš to išsivaduoti ir prašyti pagalbos, ką man daryti. Tai čia pirmas dalykas, o turbūt, kai aš apie tai pradėjau kalbėti ir vis plačiau ir visa kita, tai atsirado žmonių, kurie sako, tu žinok ir man. Tu žinok, man ir tai būna, o kaip tau būna ir taip toliau ir panašiai. Ir aš tą atvirai kalbu, nes jeigu aš galiu išeiti iš to, tai gali ir tu, kas klausai ir turi panikos atakas, iš to išeiti. Ir pripažinimas tai yra pats pirmasis dalykas, ką reikia padaryti. O ne, ai čia man viskas gerai, čia man praeis, čia man truputį, čia man gal čia ne tai. Čia turbūt net ne panikos ataka. Taip, tai panikos ataka. Tai dabar tie, kurie klauso, tiem, kam, galbūt susiduria su pirmosiam panikos atakom, tai kokie tie pirmieji žingsniai? Pripažinti, o kas toliau? Ką jūs darėt pati toliau? Kas toliau, tai turbūt vis tik tai kreiptis į psichologą, kaip jį rasti tinkamą jum yra ilgas kelias ir ne iš pirmo karto papuls, bet man labai padėjo esant tokiai logiškai, o logiškai aš sakau, kodėl aš esu ypatingai loginio mąstymo jau toks žmogus esu, kad aš iš principo nuo 5 metų žaidžiu šachmatais ir mano visa logika, visos sprendimas yra priimami, vis laikas sukasi tas ratukas, kaikliukas galvoje visiems sprendimam. Tai man ir pasakė, kad jeigu jau tu toks esi žmogus, tai tau reikia kognityvinio elgesio terapeuto. Tai yra psichologinė tokia, sakykime, pakraipa arba kaip sakyt, kurie dirba su tavo smegenim, tau nustatydami veiksmų planą, ką daryti, kokiu momentu, konkrečius, ne tai, kad tu nusiramink, čia viskas bus gerai, neina tas ir nepadės. Reikia tiesiog žinoti tam tikrus veiksmus. Žinoma ir literatūra. Be to mes niekur nenueisim, tai yra skaitimas, tobulinimas iš to srityje, ieškojimas atsakymų, viena knyga netiks kita, nereiktų numesti, ai čia man skaičiau netiko, ieško kitos, nenuleisti rankų. Bet aš kai sakau, žinokit, kai tai yra antiek blogai, kad tu galvoji, kad tu mirsi, tu imsis visko, kad to nebūtų. Ir visų veiksmų. Tik tai, kad per ilgas tas kelias nebūtų. Tai jau čia reikėtų tada specialistų iš tikrųjų. Na gerai, o jūsų karjeros kelias? Dirbot, kaip pati pasakė, cinišką tą įvardijo darbą, ar ne? O toliau, kaip pakrypo, kaip gyvenime atsirado akademija, karjeros konsultacijos? Na ir tada mes prisimenam, ką aš minėjau pačioje pradžioje, kad vis tik tai mano pašaukimas ir tas jaunystės kelias buvo nukreiptas į pedagogiką ir į psichologiją. Ir pradėdama domėtis apie savo psichiką, apie savo psichologiją, apie savo vidinį pasaulį ir taip toliau, ir prikaupus daugybę žinių, kaip kūno kalbos, žmonių tipologijos pagal diską ir visus šitus, aš supratau, augindama pati paauglę dukrą, kad visas šitas žinias aš norėčiau perduoti jau esamiem jaunam žmonėm, jaunimui. Nes vis tik tai tie jauni žmonės, jie, ką jiems rinktis, kokį karjeros kelią. Aš ne to keliu nuėjau, kas liečia universitetą. Taip. Aš turėjau visai kitų kelių paeiti. Kaip jiems padėti tenai. Kaip padėti savo dukrai perduoti visas tas žinias, kurias aš turiu. Aš viena ne karys esu, man reikia komandos. Tada pradėjau lipinti žmonės, kurie dar galėtų pasidalinti savo patirtim. Kartais mes suaugę turime begalės žinių ir informacijos ir mums atrodo, kad vaikai, kur ateis laikas, jie tai sužinos. Bet jeigu jūs tas žinias nuleistumėte į vaikų lygį ir pasidalintumėt, patikėkit, tai išmintis liktų jų galvose. Ir mano tikslas buvo duoti jiems to, ko neduoda mokykla. Kodėl? Pavyzdžiui, vaikam liepiama stok, deklamuok eilėraštį. Blogai, 6. A kodėl blogai? O mokina kas nors jos deklamuot eilėraštį elementariai, mokina jos viešosios kalbos. Nelabai. Tai aš norėjau duoti jiems to, kas jiems pravers ir kasdieniam gyvenime, ir mokykloje, ir pagaliau siekiant karjeros. Kai tu save kaip asmuo pažįsti, kai tu supranti, kas tavo yra per charakteris, kur tavo duotybės, kas tave traukia, labiau, sakykime, kūrybinis darbas, tu labiau techninis, ar kurioje vietoje esi tu, ir tada jau, kai tu žinai, po truputėlį gali ieškoti savęs ir tos profesijos, kurią norėsi siekti. Ir tada prie savo Master Academy, kai jau ugdėm tos vaikus, tuo pačiu lygiagrečiai, aš supratau, kad pati pakeitusi profesiją ir nuėjus ne tuo keliu noriu padėti tam jaunimui,
atsistoti greičiau ant kojų ir nenukrypti į tą kelią, kuris nėra jų. Jis yra primestinis tėvų, draugų, aplinkos, pedagogų, nesvarbu ko, jis yra primestinis, kad tu gabus matematikai, tu turėti finansus. Nu gal ne, gal tu esi dailininkas iš tiesų paslėptas, ne? O gal tu esi puikus komunikacijos specialistas, o gal tu juvelyras, o gal tu, kas tu esi. Tai va tokiu būdu mano ir susidarė tas brandolys, kad aš noriu, pradžioje viskas prasidėjo nuo vaikų ir aš pradėjau dirbti su vaikais, vedina dukros, kad noriu jai padėti, išsiskirti ir būti kitokiai pabaigus mokyklą. Ir viskas prasidėjo nuo dukros, jinai visada yra šalia manęs kiekvieno metu mano akademijoje ir tada tuo pačiu dirbau su paaugliais prieš pasirenkant jiems karjeros kelią ir po to supratau, kad ne tik jaunimas ieško karjeros kelio, bet ir suaugę žmonės. Tai dažniausiai moteris, kurios yra kažkokiam paklydę karjeros kelyje, jos nesijaučia laimingos ir taip toliau. Ir tada supratau, kad vis tik tai gal ir moterim reikia padėti su karjeros konsultacijom. Ir patikėkit, nepatikėkit, bet šiandieną aš turiu nežinau ko daugiau. Ar paauglių, tų 15-19 metų, ar suaugusių žmonių. Turbūt beveik 50-50. Priklausomai nuo laikotarpio, nes yra sezoniškumas tam tikras. Ir prasidėjo su tom visom karjerom. Laura, bet kaip iš praktinės pusės, kaip moteriai išdrįsti pakeisti karjerą? Kaip pakeisti, kai, dirbi samdomą darbą, visai gal ir stabilu, ar ne? Atlyginimas pakankamai geras, bet nedega akis, nedega širdis. Kokie pirmi žingsniai? Pirmas žingsnis turbūt būtų, tai jau tik pajutus pirmuosius simptomus, kaip sakau šito, pradėti domėtis. Ir gilintis į pačią save. O ką aš norėčiau daryti? Jokių radikalių sprendimų. Pas mane ateina moteris karjeroje į konsultaciją. Po konsultacijos sako, viskas, einu rytoj, padedu pareiškimą. Sakau, stop, nedarykit šitos klaidos. Neįstatykit savęs į tą nepatogią padėtį, kada stovėsit po savaitės, po mėnesio. O ką aš dabar valgysiu, kaip mano bus atlyginimas, aš čia taigi to nepadariau, Tai pirmas žingsnis, tai pripažinus, pradedate gilintis ir domėtis į save, kas aš esu, ką aš noriu daryti ir mokytis ir dar kartą mokytis. Knygos, seminarai, mokymai ir visa kita. Savęs pažinime, atradime, tikrai jūs pasąmoniniam lygmenį žinote, ką jūs norite daryti ir tai jau kaupti kraitį busimai profesijai. Ir gal net prisiminti, ką norėjai veikti vaikystėje, paauglystėje, ar ne? Tai ateis savaime, žinokit. Ateis tikrai savaime tas atsakymas, kad, o tikrai, taigi aš norėjau. Kiekgi pašnekovių sėdėjo mano vietą ir pasakė tą patį, kad aš nuėjau tuo keliu, bet iš tiesų jaunystėje aš norėjau visai ką kitą ir aš prie to grįžau. Tai įsiklausykite save ir tikrai, tai va čia pirmas žingsnis, pradėti mokytis, kaupti kraitį naujai profesijai, žinių kraitį. Tada jums atsiras tvirtesnis stuburas ir nugara, kad vis tik tai aš galiu kažką daryti ir tada, būnant savo darbe, žinau, kad dabar mane klauso ir sako, aš minutės laisvos neturiu. Kai labai norėsit, atsiras ir ta minutė. Tikrai. Man jinai atsirado, aš vienam darbe pasakiau, kad nedirbsiu penktadieniais ir susitariau ir penktadienį aš domėjausi tas, kas man yra svarbu ir kaupiau tą kraitį. Prikaupus tą kraitį, truputėlį, vieną koją, valandą, 2 valandos, pusdienį eiti savo kryptimi, žiūrėti, pasverti ir ateis momentas lūžis, kada sakysit, viskas, aš noriu nueiti. Tai čia aš net kelią visą nupaišiau, ką reikėtų iš tiesų daryti. Na gerai, o amžius? Yra riba? Ar yra, pavyzdžiui, 40, tai jau viskas, nebegali keisti profesijos? Nėra ribos, tą galiu patvirtinti 100%. Mano mamos pačios pavyzdys, kuomet jinai būdama 58 metų, visą laiką aš mačiau jos pašaukimą ir kryptį link interjero dizaino, nors visą gyvenimą pradirbo banke, draudime, kas jai yra absoliučiai ne jos. Ir pagal jos veidą, struktūrą, visą ir kančią, kurią jinai turėjo daugybę metų, jinai buvo absoliutus menininkas žmogus ir to pasekoj, nuėjusi kursus ir visą kitą. 58 metų pradėjo dirbti su interjero dizainu, padėti žmonėm ir šiandienai dirba per kelias, sakykime, dirba ir su tais pačiais draudimais, bet to pačiu jinai turi tokį kaip pomėgį, kurį įprasmino ir darote nevėlų niekada. Tai jūs ją padrasinot? Sakykime taip, bet žinot, pranašas savam kieme nebūsi. Sudėtingiausia padrasinti savo artimą. Taip. Bet jai padėjo ir ypač kalbant apie tai, kad tai yra dar kitos kartos žmogus, ar ne, kurio dar sunkiau priima pokyčius.
Taip. Tai jai pavyko. Jai pavyko beveik priverstiniu būdu, bet pavyko. Kartais reikia, žinot, tą žmogų stumtelti. Ne visada jisai pats susimotyvuos, kartais reikia stumtelti. Ir dar vienas formulė labai svarbi, pamastykite, kas yra šalia jūsų, koks yra žmogus. Ar jis jumis skatina motyvuoti į priekį, ar jisai stabdo. Nes labai dažnai susiduriu su tuo, kad aš būnu pirmoji karjeros konsultacijos metu, kai pasako, žinokit, jūs pirmoji sužinot, kad aš noriu, sako, nežinau, nei mano vaikai, nei vyras, nei mama, niekas. Tada aš užduodu klausimą, kodėl. O kodėl? Kokius girdit atsakymus? Kodėl? Todėl, kad neturės palaikymo. Greičiausiai. Bijo kritikos, bijo to, jo apie draugus net nešneku, bet čia bijo iš artimos, ką tu nusišneki, čia normalus darbas, kur tu čia dabar eisi, tau čia gyvenimas nemiel. Ojei, aš žinokit, visus epitetus galiu pasakyti ir to moteris bijo. Bet jeigu jau žmogus nebijo pasakyti savo artimam, reiškia, jis turi palaikymą, kurį ir toliau turės. Ir turiu istorijų, kada ne visada palaiko antrą pusę, bet tas tvirtas būdas ir žinojimas ir noras, ką aš noriu gyvenime, tikrai padės. Ir vieną reikia prisiminti svarbų labai dalyką. Mes gyvenam savo gyvenimą. Mes negalim nugyventi nei už vaiką, nei už vyrą, nei už nieką. Mes gyvenam savo gyvenimą ir turime eiti savo numatytų kelių. Ir paprašyti, kad mus gerbtų ir mus palaikytų mūsų aplinka. Laura, dirbat ir su vaikais ir tai yra labai įdomu pakalbėti apie šių dienų jaunimą. Savo akademijoje dirbat su vaikais nuo 9 metų, teisingai. Ar galit papasakot, kokie yra šiuolaikiniai, šiandieniniai vaikai? Ką jūs matot? Nu, mums, bent jau mano amžiaus žmonėms sunku suprasti dabartinę kartą, kadangi jų informacijos priėmimo greitis, lygis, žingeidumas yra, 10 kartų labiau išvystytas nei buvo mūsų. Todėl juos bet kuo sudominti ir nuraminti ir, kaip sakau, sukoncentruoti vieną veiklą ilgiau nei 20 minučių yra beprotiškai sunku. Mums atrodo, kad jie ten, čia visokių dabar girdžiu, hiperaktyvus ir visokie kitokie. Reikia suprasti, kad jie dabar turi tokį informacijos srautą ir nuo tada, kai pradeda sėdėti, jiems yra rodomi įvairūs filmukai ir visa kita tam, kai jis bent valgytų arba nusiramintų, tai jo toj galvoje yra be galo didelis srautas ir su šitais vaikais išties yra labai sunku. Galima sakyti sunku, aš vadinčiau, aš mokinuosi iš jų, ir bandau prisitaikyti prie jų ritmo, prie jų mąstymo, kad juos sudominti. Bet iš ties, ypatingai dirbant mokyklose, pedagogam vyresnės kartos, kada 60 metų ir daug, aš nežinau, kaip jie tiesiog, jiems labai sunku surasti. Praraja tarp šiuolaikinių jaunimo? Manyčiau taip, ir tai yra didžiulė praraja tarp to, ką mes ir dabar girdime, kaip nieks nestoja į pedagogiką, absoliučiai nieks nestoja. Kodėl? Čia atskira tema, atskira laida galėtų būti. Tikrai taip. Na gerai, ar jaunimas mūsų yra motyvuotas, ar paaugliai yra motyvuoti? Nelabai, todėl kad jie viską gauna čia ir dabar. Jie neturi to, ko mes turėjom, tai yra siekis kažko gauti. Jie turi čia ir dabar tą. Nelabai gerą vidutinio lygio kažkokį daiktą, mobilų ar kažką, bet jie nori ir gavo čia ir dabar. Tai aš visada sakau, kad visgi tą išmintį mes turime perduoti, nes gyvenimas nebus visada lengvas ir kai tu gauni viską čia ir dabar ir nebemoki dėl to kovoti ir siekti, tai kaip tu po to darysi karjerą ir visą kitą. Čia toliau labai rimtas signalas iš tiesų dabartiniam jaunimui ir tėvam, o kodėl mes norime viską duoti vaikam. Todėl, kad mes patys neturėjom. Ir mes norim duoti to, ko mes negavom patys. Atrodo, mes gi užsidirbam, galim, bet kokią mes darom meškos paslaugą tam vaikui. Taip, ir aš dar čia, Laura, pridėčiau turbūt, kad tai yra pigesnis būdas negu duoti dėmesio ir kokybiško laiko, ar ne? O čia jau dar kita tema. Kita tema ir tas apie kokybišką laiką kartu aš kalbu ir Instagrame ir visur kur. Kas tai yra kokybiškas laikas? Nepainiokim su laiku, pabuvimo su vaiku. Tai yra kokybiškas laikas ir šiaip laikas yra du skirtingi dalykai. Žinote, yra tokių pavyzdžių, kur sako, mes filmą žiūrim kartu arba serialą 3-4 serijas. Tai yra laikas kartu. Ir taip. Taip, bet tai nėra kokybiškas laikas. Kokybiškas laikas kartu, kada mes sutelkiam dėmesį viens į kitą, kada mes bendraujam, kalbam per klausimus, gilinamės į gyvenimą, į tos dienos potyrius ar savaitės, analizuojam vairiausias gyvenimiškas temas. Kaip tik kvailai nuskambėtų, tą galime daryti ir su 5-mečiu, žinokit, ir su 4-mečiu. Kiek Gerda? 4. Galima bendrauti. Žinoma, kas įvyko darže, kokie reikalai. Bendraukit, tai yra kokybiškas laikas. Bet daug kas numos ranką ir sakys, mano laikais tai niekas į mane dėmesio nekreipė, augau ir užaugau. Ir ką mes Bet jūs turėjote siekį. Taip. Jūs siekėt kažko, jūs norėjot kažko daugiau. Ką jiems dabar siekti? Jeigu jiems viskas padėta,
Kai jie viską turi ant lėkštutės, ar ne? Ko jums siekti? Tikrai taip. Na gerai, Laura, jūsų atrodo gyvenimas toks pakankamai užimtas, ar ne? Na ir karjeros konsultacijos. Jūs dirbat kaip ir veidotyrininkė, ar ne? Tyrinėjat veido bruožus. Ar galit papasakoti ir apie tai šiek tiek? Taip, čia yra mano toks prieš berods 4, čia prieš karantiną kažkurio metu, aš jau nebesiorientuoju metuose, tai buvo mano paskutinis mokslas, toks, kurį aš naudoju, beje, ne paskutinis, dar ir astropsichologija prisidėjo dabar, bet tas toks rimtas mokslas, kurį aš turėjau ne tik išmokti, bet ir atmušti akį, kaip vadinasi, kad tą žmogų galėčiau analizuoti, man tai buvo nepaprastai daug gauta žinių, savo aplinkos analizė, priėmimas skirtingų žmonių, man kaip asmenybei davė labai daug ir be to, aišku, galimybė padėti tam žmogui, jį analizuojant, būtent kalbant apie jo profesiją, kokios duotybės jam yra duotos. Tikrai noriu paneigti šitą dalyką, kad sakoma, kad iš veido gali nustatyti kokią žmogaus profesiją. Tikrai tai nėra profesionalu, galima nukreipti kryptį, ar jis labiau perfekcionistas, smulkmeniškas, strategiškas, kūrybiškas, galima šitus, bet ne konkrečią profesiją. Prie ko linkiu, paklausdama apie veidotyrą, kaip įmanoma suspėti paroje viską? Akademija, karjeros konsultacijos, veidotyra ir tinklalaidė, apie kurią mes dar grįšim pakalbėsim. Kaip įmanoma rasti laiko viskam ir plus kokybiškas laikas su paauglė dukra? Taip, tai čia numeris 1 turbūt, kokybiškas laikas su paauglė. Ir visas susiklostė mano gyvenimas turbūt, aš ir pradėjau nuo to, kad aš nuo dukters pradėjau analizavau jos gyvenimą, bet tai yra kokybiškas laikas kartu numeris 1, mano tas laikas šeimoje ir su dukra ypatingai, tas laikas kokybiškas, taip, numeris 1. Po to aš pasakysiu taip, bet turbūt todėl, kad aš turiu tiek skirtingos veiklos, nes mano yra ilgas kaklas ir visi, kas mus girdi ir turi ilgą kaklą, kaip ir Gerda. Mes negalime nurimti vienoje veikloje. Mums tiesiog pasidarys rutina, monotonija ir mums reikia kažko dar kitaip, kitų pašnekovų, kitų žmonių, kitų dalykų, tam, kad mes jaustumėmės pilnaverčiai. Ir būtent ta skirtinga veikla turbūt man ir duoda tai, kad man yra nenuobodu. Pradėkime nuo to. O įdomu. O kai įdomu, tu nori dar, nori daugiau, nori kitaip. Ir jeigu šiandien mes leidžiam laiką laidoje, vakare aš turiu vėl skirtingos veiklos, tada šeštadieniais Master akademijos, tada važiuosiu trečiadienį vesti mokymus ir taip toliau ir panašiai. Jis yra skirtinga veikla ir man yra be galo įdomi, nors jos atrodo labai labai daug, bet jis labai aiškiai suplanuota ir sudėliota labai tiksliai laike. Aš stengiuosi labai nepainioti veiklų ir tada viskas susidėlioja. Kalbant apie šią tinklalaidę, kurioje dabar ir esame, ir šiaip jūs esate jos vedėja ir labai tikrai tikiu, kad žiūrovai tą žino ir mato, vis tiek tą idėją jūs nešiojotės pakankamai ilgai, ar ne? Tai nebuvo vieno ryto mintis, kad šiandien aš darysiu savo tinklalaidę ir dar tokių įkvepiančių pavadinimų. Ar galit papasakoti truputėlį priešistorę žiūrovams? Tai ta priešistorija ir yra turbūt ta, kad dirbdama su moterim norėjau jas įkvėpti. Norėjau joms savo pavyzdžių pasakyti kaip karjeros konsultantė, kad galiu aš, gali ir tu, žiūrėk, aš pakeičiau, aš padariau. Bet galvoju, aš vis laik tą patį kvarksiu ir sakau, aš noriu, kad tai ir iš kitų žmonių išgirstų, nes visi mes esame atsidūrę dugne, ką ir pradėjom, ir visi galime iš to dugno kažkaip išlipti. Jeigu galėjo vienas, kodėl negali kitas? Ir tie žodžiai, man galiu, aš galiu ir tu, visada buvo naudojami net ir karjeros konsultacijos metu. Ir aš tą mintį brandinau tam, kad pasidalinti tie, kas galbūt negali pirkti karjeros konsultacijos, kas yra tikrai dabar sudėtingoje situacijoje, nes aš jaučiu tokį pašaukimą kažkaip padėti tiem žmonėm, tai yra būdas buvo paimti ir padaryti tokią tinklalaidę, rasti labai gerų istorijų, kad tos moteris dalintųsi tomis istorijomis ir įkvėptų kitas moteris ir vyrus, kurie žiūrimus. Bet čia mes turim ir ne vieną remelį, rekvizitą mūsų partnerių rėmėjų šios laidos. Ar galit papasakoti šiek tiek tų vadinamų užkulisių apie laidos atsiradimą? Taip, kad laida išeitų, mes žinome, kad reikia tam pinigų. Taip, reikia tam pinigų ir sponsoriauti vienam šitą laidą, yra per prabangu. Tiesa, Gerda, reikia suprasti. Nors tai nėra kažkokie kosmosai, kam atrodo. Pabandykit, paklauskit ir pasidarykit savo laidą, tai nėra taip sudėtinga. Bet norint, kad jie atrodytų tvirtesnė, reikia užnugario arba reikia tokių pačių bendraminčių žmonių, kurie tikėtų tavo idėją, ką tu darai. Ir šitą idėją pirmiausia patikėjo Gerda ir labai palaikė. O tada žinokit, viskas vyko ganėtinai paprastai. Aš turiu puikų ratą pažinčių ir žmonių, per ilgą laiką sudarius tokį savo burbulą, tą žmonių tokį pažinčių ratą.
Ir žinokit, aš pagalvojau, kad o kodėl nesurinkus tokių moterų komandą, kuri galėtų padėti šitai laidai gyvuoti. Ir pirmąjį, kurią aš paskambinau, buvo Kristina su mano sofa, kuri sėdė man jos foteliukų šitų nuostabių supamės. Ir ten yra labai viskas gražu, aš pas ją nueinu. Paskambinau Kristinai ir sakau, Kristina, ar tu papasakau savo idėją, sakau, ar tu tik iš tą idėją, ar tu nori prisidėti. Jo žodžiai buvo patys pirmi. Žinoma, Laura, aš su tavim kartu einu. Aš galvoju, wow, iš vienas, galvoju, kaip taip gali būti. Kristina patikėjo šitą idėją, Kristina Birgelė, ir sako, taip, aš noriu. Jis sako, žinok, aš foteliukus net jums duosiu. Tai va ten, kuriuo mes čia sėdim. Ji patikėjo. Tada taip gyvenimas mūsų suvedė su Seven Senses Vaida, kuris save vadina laiminga moterim ir kitas moteris nori tokias daryti, tai jums dar kyla klausimas, kodėl prie mūsų prisijungia. Jis prisijungia todėl, kad sako, bent viena moteris, kuri išklausys šitos laidos, taps laimingesnė, aš esu už tai. Ir būtent Seven Senses su ypatingai gražiom prekiam, kurios yra moteriškumas, yra šengės, kurias jūs nuolat matot, įvairiausius halatai, minkšti, tom laimingom moterim. Ir jis sako, taip, aš einu su tavim kartu, nes aš noriu, kad tokių moterų būtų kuo daugiau laimingesnių. Tiesiog, palaukit, galvoju, iš 2 tai kas čia toliau? Tada aš galvoju, atvira širdim, nes tikrai bus tokių daugiau ir tada tokiu būdu susipažinau su Egle. Egle, kuri yra pasikeitus dabar savo pavardę ir prekinį ženklą, tai yra Savickė House of Juwelier, teisingai sakau, ne? Taip. Tai šita moteris yra taip pat Viesulas, šitos visos moteris yra tokios. Ir Eglė su savo juvelyrika ir taip toliau, aš su ja susipažinau per kitą aplinką, sakau, Eglė, ar tu norėtumai, žiūrėk, kuriam tokią laidą, ar tu norėtum prie jos prisidėti? Sako, tai žinoma, taigi mano juvelyrika dažniausiai yra moterim, apie moteris ir aš galbūt galiu kažkaip tai prisidėti prie tų moterų grožio tam tikrą prasme ir visa kita. Ir jinai, ir būtent, tikrai jos yra išieškoti juvelyriniai dirbiniai, jinai labai taip subtiliai viską daro, beprotiškai, perfekcionistiškai ir atsakingai, užsikraudama savo begalę atsakomybės ir štai jinai pasiūlo naują prekinį savo ženklą, dėl ko aš ją labai labai palaikau. Ir jinai sako, taip, aš noriu būti su jumis. Tai kol kas iš 4, bet jūs nepatikėsit, kad iš 5, nes paskutinė moteris, tai mano paskutinė pažintis su Sandra, kuri yra Aukštėjos, aukščiausio lygio odontologinės klinikos vadovė, su kuria mane visai netikėtai supažindino, aš atsisėdau prieš ją ir pamačiau tikrai tokią išlaikytą, labai aukšto intelekto moterį, su kuria mes susėdom, tiesiog pakalbėjom, aš pasakiau savo idėją, jis sako, man viskas patinka, Laura, ir aš noriu bendrauti su jumis ir su Master Academy. Aš matau mūsų bendrystę vis daugiau ir sako, taip, aš noriu būti šitoje laidoje, tik sako, žinai, aš labai daug laiko negalėsiu skirti, nes jinai yra tikrai labai daug skraido visur, po visą pasaulį, semėsi, kad maksimaliai ta Aukštėja ir būtų aukščiausio lygio paslaugas teikiant įmonę. Sako, jeigu tu man padėsi, aš būsiu in. Ir va tokiu būdu šitos 5 moteris padarė tai, ką mes dabar padarėm. Ir labai noriu pasakyti, kad kiekvienas jūsų laikas, kiekvienas jūsų uždėtas mūsų laidos patiktukas ir palaikymas mums yra ženklas, kad mes tai galime daryti toliau. Nes mes tai darom dėl tų žmonių, kurie mus išgirstų. Ir todėl šitie prekiniai ženklai, kaip matote, dabar nesikeičia kurį laiką ir aš tikiuosi, kad taip ir bus, kurie palaiko šią laidą ir tiki, kad mes galim kartu. Tai mes kartu siunčiam šilčiausius linkėjimus visom mūsų partneriam, draugiam ar ne, kurios iš tikrųjų yra laidos dalis. Aš pasakysiu trumpai, kaip aš mačiau tą istoriją, Laura, šitos laidos gimimą. Tai buvo taip, kad mes pagvildenom kartu tą idėją, kad reikėtų, jūs turėjot pavadinimą idėją, ką mes joje darysim. Ir atsirėmėm į tai, kad reikia rėmėjų. Laura, mums reikia laidai rėmėjų, nes kitaip laida negyvens. Ir nepraėjo, turbūt nesumeluosiu, diena, kai jūs man atsiunčiat žinutę, turiu 2, turiu 3. Vau, galvoju, tikrai uraganas. Visos mintis materializuojasi ir viskas pasidaro. Bet tai ne tai, kad mintis, bet tai yra darbas, nes tą reikia daryti. Ir mes dažnai kartais turbūt, užsidarom savyje mintise, bet nepadarydami, ar ne? O jūs esate tas žmogus, kuris ne tik tai kalba, ne tik tai nori, bet tą ima ir padaro. Ir tai yra pavyzdys, kad ši tinklalaidė čia gyvuoja. Ir turbūt nepraėjo ne kelios paros, kaip mes jau turėjom pasitvirtinę visus dalykus, kurie yra reikalingi tinklalaidės gyvavimui. Ir aš kažkaip labai nuoširdžiai tikiuosi, kad šita tinklalaidė gyvuos, įkvėps, nes kiekviena pašnekovė čia esanti yra aukso vertės, tikrai aukso vertės žmonės, kurie dalyjasi ir čia pasakoja. Tai pavyko todėl, Gerda, aš pasakysiu,
aš aišku ir iš pačios turėjau didžiulį palaikymą ir mes dirbę esame ir kitoje aplinkoje, todėl patikimumas yra labai svarbus ir tiek jūs manim nedirbtumėte, jeigu nebūtų to patikimo, tiek aš žinodama, jeigu kažkokio žodžio nesilaikymas. Tai mūsų yra labai tvirtas kumštis šitoje vietoje. Ir aš pasakysiu visiems, kad kas turit kokią nors idėją, tiesiog jūs turite pradėti ją daryti. Nes dažniausiai suklumpame tada, kai net nepabandome pradėti. Tikrai taip. Antras dalykas, jeigu jūs tikite 100% savo idėjos įgyvendinimo arba savo idėją, ir jeigu jūs tomis degančiomis akimis pasakysite apie savo idėją, nebus žmonių, kurie neprisidės. Aš jums atvirai sakau, iš 5. Man nereikėjo daugiau kito rato apglėbti žmonių, nes iš 4 moterų, kurias kreipiausi, 4 sutiko. 5. Taip. Tai yra vau, nes aš to tikėjau 100%. Aš tiesiog žinojau. Ir taip tai yra metai laiko. Subręsti šitą idėją, gal iš tiesų jai patikėti 100%. Taip? Tikrai taip. Ir svarbiausia turbūt, nepasiduoti, nežinot, mes visi aplinkoje turim, tos tokius draugus, višiukus, cypsus, kurie tik nieko nedaro, jie tik tai patarinėja ir sako, ne, tu tai nedaryk, tu tai net nepradėk, tu tikrai sudegsi, tau bus blogai. Bet imti ir patikėti savimi, tai turbūt yra svarbiausia. Ir pabaigai, Laura, mes turim tradiciją, jūs turite tradiciją savo laidoje, mūsų laidoje turim tradiciją užduoti tą klausimą apie sėkmės formulę. Ir kiekviena pašnekovė, sėdėdama ant šio patogaus foteliuko, atskleidžia tą savo sėkmės formulę. Kokia būtų į jūsų akimis? Aš žinau, kad bus šitas klausimas ir aš žinau, kad jam reikia pasiruošti. Ir galvau, į kokį sakinį tai įprasminti. Ir galvau ir vis tik tai visada grįžtu į tą patį vieną dalyką, tai yra nugalėti savo baimę veikti. Tai yra pats pagrindinis dalykas. Tikėti idėją, viskas ok, aš galiu ją labai tikėti lovoje vakare prieš einant miegoti ir užmigti su tą idėją, bet nieko atsikėlus nedaryti. Tai imti ir daryti. Bet ką? Tiesiog pasakyti taip, nugalėti savo baimę. Ir viena frazė, kurią aš kartoju nuolatos, aš pati esu ją išgirdus vienoje laidoje ir manau, kad tas žmogus dar kažkur išgirdo, viena esminė frazė. Jeigu jūsų svajonė yra didesnė, mažesnė nei jūsų baimė, būtent mažesnė, nes baimė yra didesnė, tai dar yra nelaikas. Kai jūs nugalėsite ir pajusite, kad baimė yra šiek tiek mažesnė nei tas begalinis noras, tada jūs tą padarysit. Kad baimės jūs nejusit, tokio jausmo nebus. Visada baimė yra, bet tai yra normalu, kadangi ji mums leidžia patikrinti tam tikrus dalykus, kad neapsirikti. Tai tą baimę už rankos ir keliaujat kartu. Tai ačiū labai, Laura, už įkvėpimą, už motivaciją kiekvienai žiūroviai, o aš labai nuoširdžiai noriu jūs pakviesti pasekti YouTube kanalą Gyvenimas šiaurėje, kuriame tinklalaidžių rasite, duodu žodį, įvairiem skoniam, nuo motinystės iki aštrių patiekalų ragavimų, iki įkvepiančių istorijų ir ko tik tai širdis geidžia. Tai kviečiu prenumeruoti, sekti, nepamiršti gražių komentarų, jų labai laukiam ir tikimės, o dabar visus žiūrovus ir žiūrovės kviečiu į antrąją laidos dalį, kurioje viena iš nuostabių partnerių, kurias taip gražiai šiandien Laura apibūdino, pasidalins dar vieną įkvepiančią ir motyvuojančią patirtimi. Iki kitų kartų. Sveiki, aš esu Kristina Birgelė ir atstovauju savo saloną Mano Sofa. Šį kartą aš noriu pasidalinti su jumis patarimu, kaip išsirinkti sofą į pagrindinį jūsų kambarį, į svetainę. Ir ar tai turi būti sofa su miegamu mechanizmu ar ne. Dažnai lietuviai yra įpratę pagalvoti viską į priekį ir galvoja, kad pas juos dažnai apsistos svečiai, kai tuo tarpu dažniausiai taip nėra. Iš tikrųjų, apie 80-90% atvejų mes naudojame savo pagrindinį baldą svetainės, savo sofą, tik tais mes patys. Ir kas nukenčia tokiu atveju, jeigu į sofą yra įdėtas miegamas mechanizmas? Tai nukenčia mūsų patogumas ir komfortas. Dažniausiai įmonės, kurios gamina sofas be miegamo mechanizmo, jos turi galimybę įdėti labai minkštas, storas, didelės pagalvės. Tiek į sėdimąją dalį, tiek į atlošinę dalį. Dėl to visą laiką, jeigu tik turite tokią galimybę, rinkitės sofą į savo pagrindinį kambarį, į svetainę, sofą be miegamos dalies.